Sveiki atvykę į programavimo pamokos.net. Šiandien su jumis aš noriu pradėti naują kursą, naują temą. Ir kadangi mes tikrai panašiai nemažai daug laiko skiriam Free Pascaliui ir viską rašydavom struktūriškai. Pagrindam tai yra tikrai geras mokymosi stilius, bet šiandien aš norėčiau su jumis tiesiog apžvelgti galimas objektinio Pascalio programavimo galimybės. Ir aš noriu jūs šiandien supažindinti su Lazarus aplinka. Taip kad gerai, aš atsidarysiu internetinę naršyklę Chrome. Ir dabar jūs, jeigu surinktumėt štai šitą puslapį, tai yra www.lazarus.freepascal.org. Ir tai yra tiesiog projektas, kuris vėlgi naudoja Free Pascalio kompiliatorių, bet jo pagrindinis tikslas yra pereiti prie daugiau objektinio Pascalio, prie objektinio programavimo ir kurti programas tokiu būdu. Be to, tai yra IDE arba integruota kūrimo aplinka, kuri turi visas reikiamas grafinės programų kūrimo galimybės. Aišku, Lazarus yra naudojama ne internetiniam aplikacijom, tačiau daugiau kompiuteriniam desktop aplikacijom, kurios veikia lokaliai. Tačiau dar sykeli Lazarus yra puikiai pritaikytas kurti ir grafinio pobūdžio programas, nes mes anksčiau naudojam Free Pascalio tą lietuvių sukurtą adaptuotą kūrimo aplinką, kurioje tas programas kurdavom tiesiog tekstiniu konsoliniu režimu, o grafikos programas kūrėm naudodami Graph biblioteką. Taip kad čia mes jau persikeliam į visai kitokį principą, kūrimo būdus. Ir jeigu kurie iš jūsų esat programavę su Delphi aplinka, tai Lazarus tikrai turi daug panašumų ir jeigu mes ją instaliuojame į Windows operacinę sistemą, tai tikrai tas programavimas tarp Delphi ir Lazarus yra labai panašus. Tai dabar, kodėl būtent aš pasirinkau Lazarus kūrimo terpę? Pirmas dalykas, jinai naudoja FPC kompiliatorių. Mes jau dirbom su FPC kompiliatoriumi ir anksčiau, tai yra naudodami štai FPS programą. Jeigu aš ją greitai pasileisiu, čia ir pasižiūrėsiu žinynas apie, mes matome, kad FPS yra 0.6.4 ir naudoja jau štai pakankamai seną FPC versiją. Tai yra 1.0.6 plus versija. Dabar jeigu neklystu, ta naujesnė 9.6 versija jau naudoja antros versijos FPC kompiliatorių. Ar 2.1 ar 2.2. Dabar Lazarus kūrimo aplinka jau turi būti sutaikyta su 2.4 versijos kompiliatoriumi. Tai toks yra šiek tiek galbūt ir skirtumas. Bet mums aišku, tas kompiliatoriaus visi atnaujinimas suteikia daugiau ir galimybių. Ir dabar čia su naujais 2012 metais sveikino Lazarus bendruomenė, ir kuri pasakė, kad jau yra 2.6.0 versija išleista. Taip kad dar kartelį mes Lazarus pasirinkom dėl kelių priežasčių. Tai visų pirma, Lazarus aplinka yra nemokama. Jeigu kurie iš jūsų, dar sykeli pasikartosiu, programavote Delphi, tai Delphi programa yra mokama, ją reikia pirkti licenciją. Anksčiau prie Delphio dirbo Borland firma, bet dabar perėmė CodeGear ir Embarcadero. Ir aišku, tas Delphi yra tikrai pakankamai didelių galimybių, kur jų visų apžvelgti, tikrai reikia daug pastangų ir daug laiko.
yra išleista pakankamai nemažai ir vadovėlių ir panašiai. Na, o Lazarus irgi yra labai gera tuo, kad jinai gali būti pritaikyta tiek Windows sistemoms, tiek Linux. Plius jinai yra atviro kodo sistema. Na, mes galbūt ateityje, aš dabar tokią įžanginę pamokėlę su jumis darau, kad galbūt pabandysime analizuoti, kaip programuoti Lazarus ir Linux aplinkoj, galbūt kaip perkelti vieną projektą sukurtą Windows aplinkoje į Linux aplinką. Ir tiesiog Lazarus netgi ir šūkį turi, kad write once ir compile anywhere. Va čia jeigu įsižiūrite, reiškia write once, compile anywhere. Reiškia parašyk vieną kartą savo programą, o sukompiliuok ir kitur. Taip, aišku, Lazarus turi savo tą tokį logotipėlį. Tigriukas tai irgi atėjęs iš jau Free Pascalio, nes Free Pascalio bendruomenė taip pat dirba prie šito projekto. Na, pats puslapis, na ką, jis turi forumą, turi įvairias pagalbas, jeigu norėtumėt pasižiūrėti. Galite, aišku, prisiregistruoti, kad galėtumėt dalyvauti forume. Ir surinkę šitą adresą, vėlgi patenkate į pagrindinį puslapį, kuriame galite sekti, ką mums bendruomenė pasako ir panašiai. Na, tai čia kairėje meniu yra vėlgi pagrindinis toks meniu, kuriame daug ką galima sužinoti, pavyzdžiui, pasižiūrėti, kokie yra dažniausiai užduodami klausimai. Čia galbūt kažkokie jau štai dažniausiai užduodami klausimai. Aš čia to šiuo metu nenagrinėsiu. Mes galim pasižiūrėti, tarkim, screenshotus arba paveiksliukus, kaip Lazarus aplinka atrodo, tarkim, Windows 7 terpė. Matot, kad yra visa kūrimo aplinka ir grafinis programavimas, naudojant langus. Na ir taip, screenshots, čia galima ir tam prisidėti prie projekto ir jį paremti. Getting the source tiesiog pasako, kad tas projektas tikrai yra open source, tai yra laisvai pasiekiamas, yra nemokamas. Čia yra instrukcijos, kaip patį programos, tai yra Lazarus programos tekstą, tą vadinamą source'ą išgauti. Ir vėlgi čia yra aptarta, kaip tą daryti ir Linux tipo sistemose. Na, aš vėlgi šito su jumis šiandien neaptarinėsiu. Dabar knygos. Knygų iš tikrųjų Lazarus turi neįtin daug. Galbūt šita, kur čia pagrindiniam puslapį, tai tą ir vertėtų pasižiūrėti ir jum. Aišku, ta knyga jinai yra mokama ir viskas yra surašyta. Pavyzdžiui, mes galim pasižiūrėti tos knygos turinį ir čia yra viskas parašyta, tie pagrindiniai dalykai, kaip mes turėtume su Lazaru elgtis. Pavyzdžiui, kaip turėtume instaliuoti Linux, Windows sistemose, kaip kurti programas, grafinės programas, tarkim, naudotis specifinėmis bibliotekomis, kaip netgi Delfio komponentus perkelti į Lazarus ir visą kitą. Tai tikrai tokia detali ir gera knyga. Na ir aišku, jinai yra mokama. Na, bet jeigu aš dar kažkokius resursus ar aptiksiu, ar ką, aš tenksiuosi jums juos pasakyti. Tai gerai, tai mes šitoj pamokėliai su jumis trumpai pakalbėjom apie Lazarus, kodėl bandysim prie jos pereiti. Tai dabar mes pažiūrėsim, ką jūs turėtumėt daryti, jeigu norėtumėt tą aplinką pas save atsisiųsti. Tai reiktų spausti kortelę Downloads. Tada nueinam į SourceForge puslapį ir čia mums reikia pasirinkti tą sistemą, su kuria jūs norėtumėt dirbti. Jeigu dirbat Linux aplinkoje, tai vėlgi reiktų žinot, kokio bito ta operacinė jūsų sistema, kiek bitų, ar 32 ar 64, ir pagal tai
pasirinkti atsisiuntimo nuorodą. Na, šiuo atveju pasirinksiu, tarkim, Lazarus Windows 64 bitų sistemą. Ir mums čia jau siūlo atsisiųsti Lazarus programą. Atkreipkite dėmesį, kad taip, čia 32 bitų, tai mums turbūt reikės štai šitos. Taip, Lazarus 64 bitai. Va, na ir jeigu mes, tik tai kodėl čia rašo Windows 32 bitai, mums turėtų duoti atsisiųsti šitą versiją. Taip, tai vis tik atkreipkite dėmesį, kad Windows turėtų rašyti Lazarus su kokiu integruotu kompiliatorium ir turėtų rašyti ne 32, kai čia siūlo, bet 64, jeigu jūsų sistema veikia 64 bitų, kadangi šiuo atveju mano Windows yra 7 ir veikia 64 bitų, tai man reikėtų rinktis štai šitą exe failą. Tai tą atkreipkite dėmesį, tai yra pakankamai svarbu. Na ir turėtų jums pasirodyti toksai langas, Lazarus 0930 su 2.4.4 versija, taip kad 2.6 jie dar greičiausiai neintegravo tuo metu, kai aš įrašinėjau šitą pamokėlę. Na ir mes ką? Įsisaugokim tą į darbalaukį, paspausiu save. Na ir čia tiesiog siunčiama iš Google Chrome ir dabar lauksim, kol tas siuntimas pasibaigs. Na, galbūt aš trumpam sustabdau pamokėlę ir aš grįšiu, kai tas siuntimas jau bus. Taip, tai sveiki sugrįžę. Na, kai siuntimas būna baigtas, tai vėlgi atsiranda toks failas desktop'e, kurį 2 kart paleidus jūs galite pasirinkti, tarkim, run, spausti yes. Na ir prasideda Lazarus instaliavimo visas gidas. Iš tikrųjų, aš nenoriu su jumis viso to aptarti, nes tai tikrai nieko per daug sudėtingo. Jūs pasirinkat tiesiog tą kelią, kurį norite instaliuoti. Ir matot, kad Lazarus projektui reikia 563 MB disko vietos. Todėl spausite next, suinstaliuosite visą kūrimo aplinką. Taip, tai aišku, jeigu kažkokių ten nesklandumų instaliuojant turi, tai vėlgi galite rašyti į atsiliepimą programavimo-pamokos.net. Šioje vietoje aš nutrauksiu instaliavimo procesą, nes aš tą programą Lazarus kūrimo aplinką esu su jumis, tiksliau, esu jau anksčiau instaliavęsis. Tai dabar paleidimas, tai tiesiog galima ieškoti all programs, bet tiesiog galim parašyti Lazarus ir paspausti ant Lazarus ir čia matot atsiranda jau tas mūsų Lazarus kūrimo aplinka, kūrimo terpė. Tai dabar ką čia reikėtų tokius pagrindinius tos langus jums pasakyti, kad čia yra pagrindinis mūsų, tiksliau ne pagrindinis, o tai yra pranešimų langas, kurisai yra svarbus, kai mes kompiliuojame programą, gauname kažkokias tai klaidas ir panašiai. Čia yra pirminio kodo rengiklės langas, aišku, patogu jį turėti, tarkim, kiek galima daugiau išsididintą. Aišku, jeigu mes jį pasirenkam štai per visą langą, tai galim rašyti programą ir tokiu būdu. Na, bet galima rašyti programą ir tiesiog naudojant tokio dydžio ekraną. Dabar, jeigu mes paspaustume F12
taip, F12 klavišą, va, štai paspaudžiu F12, aš galiu keisti tas vietas, kuriuose noriu dirbti. Pavyzdžiui, paspaudęs F12, aš galiu nueiti į savo formą ir tvarkyti formos langą. Tai yra, tarkim, pakeisti kažkokias tai jos savybės. Apie tas savybės aš to jau su jumis ir pakalbėsiu dar. Ir tai vat, su F12 asiminkit, kad yra tiesiog perjungimas iš vieno lango, šiuo atveju iš unit lango, perėjimas, tarkim, į formos langą. Tai dabar, ką mes, tarkim, su jumis norim tai pačiai pirmai pamokėlį padaryti, tai yra dar įsiaiškinti, kur keisti vat, šitų komponentų savybės. Dabar dar ką reiktų atkreipdėmėsi, kad čia yra visas tekstas, kuris yra sugeneruojamas jau pagal Lazarusą, va štai visas unit tekstas. Čia matot, kad forma, ta tform1 yra tform klasės objektas arba klasės egzempliorius. Taip kad mes čia viską jau turim reikalų su objektiniu Paskaliu, su objektiniu programavimu. Jis, aišku, turi kažkokius specifinius raktažodžius private, public. Aišku, aš apie juos čia per daug nenoriu šiandien su jumis galbūt dar kalbėti. Ateities pamokose daugiau. Na, bet štai mes turim formos tą langą ir kalbėsime mes toliau. Dabar jau paminėjau tą žodį komponentas, reiškia objektinis programavimas naudoja komponentus, forma taip pat yra komponentas, štai forma, ir komponentai visi yra sudėlioti va štai šitame meniu. Ir jų yra pakankamai tikrai nemažai. Tai yra tiek darbui su duomenų bazėm ir su grafika, su sistemom. Aišku, mes daugiausia tuose pamokėliuose naudosim tos standartinius arba common controls, galbūt kažkiek ir additional. Bet visus tos komponentus reiktų naudoti iš šitos meniu juostos, kad mes turim, pavyzdžiui, meniu kūrimo komponentą, iššokančių meniu, čia yra mygtukai, žymės arba tos etiketės ir įvedimo laukai ir panašiai. Aišku, apie daug ką šiandien su jumis galbūt ir šioj pamokoj mes tik tai susipažįstam ir ką mes norim dar būt su jumis pakalbėti, tai yra apie objektų inspektorių. Tai vat šiuo atveju mes turim tik tai vieną objektą, form1, ir tas objektas, jeigu mes jį pasižymim, jis turi, va štai čia meniu yra labai svarbus. Jisai turi savybės, įvykius, mėgstamiausia apriboti, tai vat svarbiausia žinoti savybės ir įvykius. Reiškia, įvykiai tai yra, mes programuojam formą pagal, tarkim, formą, pagal jos aktyvavimo įvykį. Taip, savybės tai yra, ką mes galim pakeisti. Tarkim, galim pakeisti dydį, galim pakeisti, ir mes ką dabar su jumis padarysi, tai formos užrašą. Tai yra formos užrašas. Tai paspausim Enter ir matom, kad tas formos užrašas pasikeitė. Dabar aišku, aš kadangi jau prieš šitą pamokėlę, šitą projektą buvau užsaugojęs, tai galbūt aš dar su jumis aptarsiu, kaip tą išsaugoti. Reikėtų viską iš naujo, tai darytume įrašyti kaip. Na, tiksliau reikėtų saugoti, įrašyti visus, ar ne? Ir kadangi dar kartą paminėjau, aš buvau jau šitą dalyką padaręs prieš pamoką, tai yra susikūręs projektą, taip kad jums, kai pasileidžia tą pirmą kartą Lazarus aplinka, tai tą vaizdą turėtume tikrai matyti panašų, kokį ir aš matau čia, spaustumėt ant 3 diskelių ir tiesiog įrašytumėt tą projektą į pasirinktą failą. Tiksliau, pasirinktą katalogą, tam katalogė susikurtų. Tik priminsiu, aš kaip saugau projektą susikūriau šį NN kataloge ir tas katalogas jisai sukuria tokius specifinius failus. Tai yra LPI, ikonos failą, LPR, RES
LFM ir PAS failus. Tai tokius failus jisai sukuria. Ir dar kartą atkreipkite dėmesį, kad kol kas exe failo čia dar nėra, nes projektas mūsų nebuvo paleistas. Tai dabar jeigu mes jį norim paleisti, o paleidimas yra su va štai šito žaliu mygtuku. Ir lauksime, kol tas projektas mūsų pasileis. Jeigu jis, aišku, jame nebus klaidų. Taip. Na, ir matom, kad šiek tiek laiko užtrunka, bet pasileidžia programos mūsų langas, formos langas, jisai turi pirmą užrašą, tai yra formos užrašas. Na ir pagal nutylėjimą forma turi minimizavimo, sumaksimizavimo ir uždarimo mygtukus, tai galim uždaryti ir vėl grįžti į programos kūrimo aplinką. Taip, tai paleidimas yra vykdomas su štai šitu žaliu mygtuku ir mes matom, kad projektas Project 1 sėkmingai yra padarytas. Tai dabar jau visai einant prie pabaigos, galbūt kas jums galėtų būti netinkama ir ką aš pats pasikeičiau, tai pasikeičiau Lazarus aplinkos meniu kalbą. Na, čia pagal nutylėjimą yra, kaip matot, visi meniu yra lietuviškai. Ir Lazarus aplinka tą meniu kalbas parenka pagal tai, kokia kalba yra nustata kaip pirminė defaultinė kompiuterių kalba. Na, tai tą pasikeisti galim, jeigu norim, žinoma, bet galim tą padaryti, nueiti į aplinką, parinktys, pasirinkti darbalaukis. Ir va čia matom, kad automatiškai arba anglų, tai šiuo atveju jis automatiškai parenka, o mes galim nusistatyti, kad būtų anglų kalba, spausti tinka. Taip, pakeisti, dabar spausti X-iuką čia, spauskim įrašyti, tą visą mūsų Lazarus aplinką uždarė, dabar mes ją dar kartelį pasileiskim ir mes matom, kad visos meniu yra pasikeistas į angliškus. Taip kad tokia įvadinė pamokėlė apie Lazarus aplinką ir mes dar kartą perinam šiek tiek į jau tokį kaip ir rimtesnį, aukštesnį programavimo lygį, tai yra į objektinį programavimą su Paskaliu ir manau, kad judėsime vėlgi mažais žingsneliais į priekį ir tuo pačiu mokysimės.